Congratulations on the win. Your thoughts about tonight's game? Yeah, it was our second win, and why we won? It is because we are younger, faster, and I can say more explosive. So yeah. This is already your second win of the season. You already beat Team Panevėžys. What do you think? What's the main key of success so far in the season? Our success, of course, starts here. So yeah, it's a mindset. We came here like as a winner, so we won. It's everything in there. Treneri, baigėsi pirmosios BSL Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynės. Komanda debiutavo lygoje. Jūsų komentaras apie rungtynės? Jo, tai visų pirma smagu už debiutą, tai klubui vis tiek istorinis pasiekimas. Debiutas nenusisekė, bet tikrai nepykstu ant merginų, tikrai viskas labai buvo gerai. Pradžiai kažkiek buvo netikėtas varžovų fiziškumas, varžovų būtent spaudimas. Paskui grįžom prie jo, bet paskui tiesiog nesusikalbėjimas gynyboje lėmė tiesiog 98 praleistus taškus. Puolime 83 taškai, manau, viskas yra gerai, bet čia pirmo sezono mačas. Varžovės jau nugalėjo A lygos Panevėžio komandą, kuri garsiais perėjimais pasižymėjo, tai tikrai šiandien darom problemos, dar susitiksim su jom sezono eigoje ir tikėkime dar toliau. Nepaisant pralaimėjimo 15 taškų skirtumo, kokius pozityviausius dalykus galėtume išskirti šiandien savo komandų žaidime? Jo, tai man patiko šiaip iš principo, kad pirmame kėlinyje buvo šiek tiek padrikas žaidimas, bet paskui matėsi labai gerai idėja puolime. Mes bandėm žaisti per aukštas, nes jų aukštas tikrai nėra ypatingo žaidėjas, jos turi stiprias gynėjas, tai būtent matėsi idėja žaidime, būtent pasirepetavom gynybą ir svarbiausia visi kartu išlikom. Galite pasinaudoti eterį ir perduoti žinutę savo komandos sirgaliams? Taip, tai ačiū Belickų šeimai, kad atėjo į varžybas, ačiū varžovų komandai, kad atėjo, dar susitiksim.